Labas rytas Lietuva. Šiandien, tai yra labai ankstyvų šiandienos rytą, Didžioji Britanija nusprendė palikti Europos Sąjungą. Ką tai reiškia tiek mums, tiek jum, dar yra sunku pasakyti, nes iš tikrųjų niekas nežino, kas atsitiks. Anot Lisabonos sutarties, Didžioji Britanija turi 2 metus palikti Europos Sąjungą, tai yra bent 2 metus. Gal ilgiau, gal trumpiau, niekas dar nežino, bet Didžioji Britanija paliks Europos Sąjungą. Ir daugumą dalykų keisis tiek man, tiek jum. Ir kuom viskas pasibaigs, tikrai dar niekas nežino. Yra pora faktų, kuriuos, manau, visi turėtume žinoti ir būti informuoti apie visą šitą reikalą, nes tikrai yra žinoti daug ką ir daug nesąmonių vyksta šiuo metu. Rezultatai: balsavimo 52% norėjo išvykti, 48% norėjo pasilikti. Tai yra 17,4 milijono žmonių norėjo išeiti ir 16 milijonų žmonių norėjo pasilikti. Šis žemėlapis, kuris parodo vietas, kas norėjo išeiti ir palikti. Pagrindiniai dalykai, ką matote, tai yra, kad visa Škotija norėjo pasilikti Europos Sąjungą ir visos kitos vietos, kurios norėjo pasilikti, gal įsivaizduoti, kas tose vietose galėtų būti, kuom tos vietos ypatingos, kuom jos kitokios nei kitos. Visi tie maži židiniai, tos mažos vietos, kurios nori pasilikti visoje Britanijoje, tai yra vietos, kurios nori pasilikti Europos Sąjungoje, yra universitetų miesteliai arba didieji miestai, kurie turi daug ir didelių universitetų. Tai tik rodo, kad visas jaunimas, kurie šioje šalyje turės dar gyventi 60-80 metų, jie nori likti. O balsuoja tie, kurie balsavo už išėjimą, jų vidutinis amžius, tiksliau ne vidutinis amžius, bet didžioji dalis buvo pensininkai ir vyresnio amžiaus žmonės, kuriem nuoširdžiai netiek daug ir liko. Žinau, kad skamba žiauriai, bet Facebook'e ir visose kitose socialinės medijos platformose tai yra pagrindinis argumentas, kad jaunimas baisiai pyksta ant tėvų, senelių, būtent dėl to, kad jiem realiai sugadino tikrai nemažą dalį kelionių, galimybių ir panašių dalykų, svajonių. Vien dėl to, kad jie nori grįžti į seną gerą Britaniją, kur viskas buvo gerai ir buvom patys už save atsakingi. Nigel Farage, kuris yra UKIP lyderis, šią dieną paskelbė kaip Didžiosios Britanijos laisvės dieną. Tai kaip Lietuvos laisvės atkūrimo diena, kažkas tokio, tik tai Didžiajai Britanijai. Kas yra visiškai nesąmonė, čia yra kas be ko. Porą dalykų, kurie atsitiko per pastarąsias 6 valandas, yra tie, kad svaras, Didžiosios Britanijos svaras krito 10% ir paskutinį kartą svaras taip žemai buvo palyginus su Amerikos doleriu, buvo tik tai 1985 metais. Tai per daugiau nei 30 metų svaras niekada nebuvo kritas taip žemai. Ne tik Anglijos ekonomika kentėjo, bet taip pat ir Vokietijos bei Prancūzijos ekonomikos buvo nukritusios 8%. Taip pat ir Japonijos, nes Japonija ir Anglija turi labai daug, Japonija ir Europos Sąjunga turi daug labai prekybos sutarčių. The £350 million a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU, can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't, and I would never have made that claim. 17 million people have voted for leave. Yeah. I don't know how many people voted on the basis of that advert, but that was a huge part of the propaganda. You're now saying that's a mistake. We have a £10 billion a year, £34 million a day featherbed. That is going to be free money that we can spend on the NHS, on schools, or whatever it is. But you're not guaranteeing that that money, as promised, will go to the NHS. You must understand, I was ostracised by the official Leave campaign and as I've always done, did my own thing. Do you think Barclays ir RBS, didžiausi Anglijos bankai, jų akcijos krito 17% ir jie patyrė milijonus nuostolių. Suprantame, daug žmonių sako, bankai ir taip turi daug pinigų, bet jeigu bankai praranda pinigų, tai tikrai nėra geras dalykas ekonomikai. FTSE arba FTSE nurodo, kaip Didžiosios Britanijos įmonių akcijos laikosi visoje pasaulinėje rinkoje. Ir šiandien jos krito tiek žemai, paskutinį kartą jos taip žemai buvo kritusios, kai 2008 Lehman Brothers bankas bankrutavo. Ar tai reiškia, kad bus dar viena krizė, tikrai niekas nežino. Gal viskas tik tai šiandien krenta, o rytoj viskas pakils. Gal šiandien labai gera diena pirkti svarus ir rytoj juos už daug daugiau parduoti. Esmė yra tame, kad niekas nežino atsakymą į šitą klausimą. Pagrindinis dalykas tų žmonių, kurie norėjo palikti Europos Sąjungą, yra, kad jie galėtų pigiau nusipirkti namus ir kad nebūtų tiek daug emigrantų ir kad statybos sektorius atsigautų. Viena iš didžiausių Didžiosios Britanijos kompanijų, statybos kompanijų, vien per šiandien patyrė 50% nuostolių. 50% akcijų tos įmonės krito.
Kaip tai padės atstatyti daugiau namų ir žmonėms padėti nusipirkti butą, yra geras klausimas. Ar nuomos kils? Nuomos ko gero kils, vien dėl to, kad bankai turės kelti savo palūkanas ir panašius dalykus, dėl to automatiškai tie, kas turi paskolas, jiems paskolos gali kilti, reikia daugiau išsimokėti. Jeigu kyla paskolos, vadinasi žmonės, kurie nuomojasi butą iš landlordo, jeigu jų landlordas turi paskolą, automatiškai jie turės daugiau mokėti. Ne tik svarui blogai, bet ir euras per šiandien krito 3,3%. Gal ir netrodo baisiai daug, bet tai yra pats didžiausias kritimas nuo pat euro įkūrimo. Euras dar nekart gyvenime nėra taip smarkiai. The Treasury nustatė, kad algos šiais metais gali kristi visiems. Gali kristi, nebūtinai kris, bet gali kristi. Ir vidutiniam darbuotojui tai gali kainuoti apie 780 eurų per metus. Jums spręsti, ar tai čia daug ar mažai, bet žmonės tikrai pajus tą skirtumą. Davidas Cameronas, tai yra konservatorių lyderis, šiuo metu ministras pirmininkas, šįryt atsistatydino su ta idėja, kad kai Didžioji Britanija palieka Europos Sąjungą, kad jie turėtų turėti naują ir šviežią ministrą pirmininką, kuris ves tautą pirmyn. Tiksliau, neves tautos labai baisiai atgal. Ką išrinks, klausimas, niekas dar iki šiol nežino. Didelė tikimybė, kad naujasis ministras pirmininkas galėtų būti Borisas Johnsonas. Ir jeigu jisai bus ministras pirmininkas ir Amerikoje prezidentas bus Donaldas Trumpas, įsivaizduojat, kur viskas gali kilti. Kas bus, tikrai niekas neaišku. 50 Lisabonos sutarties punktas nustato išėjimo iš ES sąlygas. Viena iš tų sąlygų yra, kad po nusprendimo, po referendumo, kad išstoti iš ES, dar 2 metus šalis tikrai privalo būti ES ir per tuos 2 metus turi dėrėtis dėl visokių verslo sutarčių, keliavimo, laisvo keliavimo, darbo sutarčių ir panašių dalykų. Kas bus po 2 metų, niekas nežino. Gal bus po 2 metų, gal tik po 5 metų Didžioji Britanija tikrai išstos iš ES. Bet kad išstos, tai yra tikrai garantuota. Kai išstoju, dėl 50 punkte nurodytų taisyklių, jeigu Didžioji Britanija kada nors norėtų grįžti į ES, tam turėtų pritarti absoliučiai visos kitos valstybės, visos kitos ES valstybės. Jeigu bent viena valstybė nusprendžia, kad mes nenorim turėti Britanijos vėl į ES, nes jie paliko ir mums labai daug visiems buvo didžiulių nuostolių, Didžioji Britanija nebegrįžta į ES. Škotijos visos 32 mažos teritorijos balsavo už pasilikimą ES. Savame suprantama, Škotija tikrai nori likti ES. Prieš 2 metus Škotija balsavo ar likti su Didžiąja Britanija, ar atsiskirti nuo jos. 62% balsavo, kad likti. Kaip viskas tai keisis ir ar keisis, garantuotai keisis. 100% viskas keisis. Kada bus kitas Škotijos referendumas ar atsiskirti nuo Didžiosios Britanijos? Neaišku, gal kitais metais, gal po poros, gal po 3, gal 4 metų, bet kad dar vienas referendumas bus ir kad Škotija atsiskirs nuo Didžiosios Britanijos yra praktiškai garantuota šiuo metu. Jie atsiskirtų ir iškart bandytų įstoti į ES ir ES, aš manau, jos tikrai drąsiai priimtų. Londonas yra peticija, kuri skraido internete, Facebook ir panašiai. Peticija, kad atskirti Londoną nuo visos likusios Didžiosios Britanijos ir kad Londonas pasiliktų ES, kas būtų nuoširdžiai geras dalykas, nes geras dalykas ne tik mum, kas gyvena Londone, bet ir didiesiam bankam, verslininkam ir panašiai, nes jeigu visa Didžioji Britanija atsiskiria nuo ES, jie patirs didžiulių nuostolių ir jiems bus daug sunkiau operuoti visoje Europoje. Viena iš spekulacijų, kodėl Didžioji Britanija išstojo iš ES, yra dėl to, kad jūs, lietuviai, nebalsavot už Didžiąją Britaniją per Euroviziją. Pridirbo. Dabar tiek prancūzų, tiek olandų, kai kurie politikai labai ekstremalūs. Politikai reikalauja referendumo tose šalyse. Kuom viskas pasibaigs ir ar jas turės referendumą, geras klausimas ir, kaip ir visada, nieks nieko nežino. 2016 jau pasiglemžė daug garsenybių šiais metais. Klausimas belieka tarp valstybių. Kas labiausiai susimaus šiais metais? Ar bus Didžioji Britanija su išstojimu iš ES, ar Brazilija su savo olimpiniam žaidynėm, ar tai bus Amerika su savo prezidento rinkimais. Sužinosim kažkur rugsėjį, rugpjūtį, lapkritį. Jungtinė karalystė kažkada buvo Jungtinė karalystė. Klausimas, kiek bėra Jungtinė, labiau išsiskyrus karalystė. Labai daug tokių juokelių sklando po visą Facebooką, Twitterį ir panašiai. Bet kad šalis yra pasidalinusi ir kad labai daug žmonių pykstasi, yra
tikrai teisybė. Labai patiko viena citata, kurią skaičiau Reddit'e. Tai yra, kad gimėm per vėlai, kad apkeliauti pasaulį ir atrasti naujas žemės. Gimėm per anksti, kad pamatyti ir nukeliauti į kitas planetas, bet gimėm pačiu laiku, kad susimauti ir susigadinti visas svajones ir visą, ką dirbom per pastaruosius 100 metų. Viskas, ką aš šnekėjau, visi duomenys, visi skaičiai yra paimti iš BBC puslapio, rasit nuorodą aprašymę, jeigu norit patys pasiskaityti, tikrai rekomenduoju. Ir kuo viskas pasibaigs, tikrai nežinau. Ar bus daug sunkiau įstoti, studijuoti, kas norės studijuoti Didžiojoje Britanijoje, ko gero taip. Ar bus daug sunkiau atvažiuoti dirbti ir užsidirbti pinigų, ko gero taip. Ar lietuviai, kurie čia gyvena ir norės grįžti į Europą pailsėti arba grįžti aplankyti lietuvių, ar tai bus daug brangiau ir sunkiau, ko gero taip. Esmė yra tame, kad niekas dar nežino, kuo viskas pasibaigs ir sužinosim per artimiausius porą metų. Dabar Didžioji Britanija turi sunkią užduotį, tai yra bandyti išsiaiškinti ir susitarti, sudaryti visas naujas sutartis. Nežinau, kuom pasibaigs, bet aš svarstau tarp Australijos ir Kanados. Gal ir į Lietuvą grįžti, bet pradžiai norėčiau pamatyti Australiją arba Kanadą, nežinau. Australijoje per karštą, Kanadoje biškai per šaltą, tai nežinau, žiūrėsim. Gerai, dėkui labai, šiandien tiek ir sekit naujienas, sekit mano Facebook'o ir YouTube'o puslapius. Jeigu tik ką nors sužinosiu, iškart pranešiu ir per artimiausius metus tik kas nors bus naujų sutarčių ir svarbių dalykų, iškart jums pranešiu. Dėkui jums labai ir iki kito karto.